kas praktikuoja, kas gauna seansus taip pat, bet šiek tiek mažiau. Yra pratekėjimas energijos per viršutinės čakras, per kitas čakras, bet jau vėliau. Ir tas pratekėjimas žmogaus, ypatingai galvos energetika, širdies energetika aktyvuoja. Širdies čakra tai meilės jausmas, galvos energetika tai sąmoningumas, intuicija, suvokimas, aiškiaregiški kažkokie gabumai pas daugumą atsiskleidžia, nuojauta pagerėja metų po metų. Vis praktikuoji, tai pratekėjimas visą laiką. Be pratikėjimo, be aktyvavimo viršutinių čakrų reiki seansas nevyksta. O jeigu tai vyksta 5 kart per dieną, jeigu tai vyksta 5 kart per savaitę, taip kad tie žmonės, kas praktikuoja, jie labai skiriasi, ne tik reikia metodą, kas praktikuoja, jie skiriasi iš kitų tarpų.